Pasidalinsiu keliomis mintimis apie kaip reikia bendrauti su klientais, su naujais komandos nariais. Ar tu savo klientes pritrauki rašant ne apie produktą? Ar tu rašai savo klientams kokią naudą, kokią problemą gali išspręsti šis tavo siūlomas produktas? Su šiuo naujų požiūriu atsiradęs aiškumas atspindi visose komunikacijose, ar tai būtų gyvi pokalbiai su žmonėmis, ar turinys socialiniai medijai. Kaip tavo potencialūs klientai gali dvejoti dėl sprendimo dirbti su tavimi, nes komunikuoja netikslingai? Labai dažnai užėjus į Facebooką matau, kaip savo srities ekspertai rašo apie savo paslaugą ar produktą taip, lyg kalbėtų visiškai nežinodami, apie ką kalba. Taip, kai kurios paslaugos yra visiškai gal naujos, gal žmogus visiškai nesenai pradėjo dirbti šioje srityje, tačiau dėl to, ar reikia jas taip pristatyti. Aš norėčiau biškį paprieštarauti, nes jeigu tu jau pradėjai tą darbą, tai tu gal biškį daugiau sužinok ir apie produktą, bet pagrindė sužinok, kokias problemas šis produktas gali žmogui spręsti. Paskleidusios tinkamą žinutę, jos pritraukia ne bet kokį žmogų, o tavo idealų klientą ir jo dėmesį. Ir tu turėsi greitesnius pardavimus. Tai reikia mums iš pat pradžių išmokti tokį aiškumą, kad mes turim visų pirma žinoti, ką mes siūlom, ką tas produktas, paslauga kuom gali padėti žmogui. Ir tik po to būti įsitikinančiai ir siūlyti žmogui tą produktą. Iš pat pradžių reikia, kaip minėjau, susirasti būtent žmonių srautą, tikslinę auditoriją, kuriem labai bus reikalingi tavo produktai, o kas išeina, kam neįdomu, tai labai gerai. Mums nereikia žiūrovų ir žioplių, mums reikia potencialių klientų, kuris susidomėtų mūsų siūlomų produktų. Ar tai veikla, stebėtų mumis, uždavinėtų klausimus, mes su juo bendrautumėm ir tuomet jisai tikrai vėliau ar anksčiau įsigys mūsų siūlomą produktą ar tai paslaugą. Taip kad keiskit savo mąstymą, galvokit apie tai, ką jūs sugebate ir ką jūs galite savo potencialiem klientam pasiūlyti. Būkite įsitikinę tuo, nereikia ten tų sudėčių ar dar kažko, tai reikia paprasčiausiai produktas ir kokią problemą gali produktas išspręsti. Ir viskas. Ir jeigu tai klausosi tikslinė auditorija, reiškia, jisai tą produktą, ar tai tą veiklą, ką jūs siūlote, paslaugą, jisai tikrai nusipirks iš jūsų.